Sveiki, su jumis HDMI ir, toksai liūdnas filmukas. Čia tikrai yra ne vaizdo stebėjimo kamera, tiesiog klientas supakavo grotuvą. Nes iš karto, kai mes tik grotuvą pradėjome, iš karto susisiekė su mumis ir pranešė, kad grotuvas turi problemą. Tai yra VENC-K1 plus grotuvas turi problemą su HDMI lizdu. Tai yra HDMI lizdas nekontaktuoja, tai yra prijungus prie televizoriaus, jisai tiesiog, nerodo vaizdų, kokiu turėtų rodyti. Tai mes dabar šitą grotuvą gavom, filmuojam, išpakuosim, bandysim žiūrėti, ar iš tikrųjų čia viskas taip yra, ar tikrai tas HDMI lizdas neveikia ir ar tikrai jisai yra brokuotas iš gamyklos. Savai neaišku, jeigu šitas HDMI lizdas nekontaktuos, tai mes šitą grotuvą parduosim tiesiog pas save per išparduotuvę. Gal kažkokiam tai žmogui tas dalykas tiesiog nemaišys ir jis galės nusipirkti grotuvą pigiau. Jis aišku bus toksai tipo brokuotas, to kad neveiks HDMI lizdas, o reikės, kažkaip tai nežinau. Iš tikrųjų pažiūrėsim kokia problema. Ir gal šitos ta problema yra menkavertė, grotuvas yra veikiantis ir viskas su juo yra tvarkoj. Tai šitoj tai nieko nėra, viskas supakuota taip kaip ir yra. Tai apžiūrėsim grotuvą iš visų pusių. Kaip iš visų pusių svarbu. Pasižiūrėsim. Aha. Kaip matau, kažkokių tai HDMI išorinių, tai yra, tiesiog pažeidimų kažkokių tai ar daužimo ar įskilimų pačio lizdo nėra. Lizdas lyg ir viskas tvarkoj laikosi. Belieka tik tai šitą grotuvą prijungti prie monitoriaus ir pasižiūrėti, ar jis iš tikrųjų veikia, ar jisai neveikia, ar mums čia tiesiog, gal čia būt problema buvo kliento televizoriaus problema, o ne šito grotuvo. Mes viską įsiaiškinsim. Taip, paimsim valdymo pultą, paimsime pajungimą ir taip, pasižiūrėsim, ar yra baterijos. Baterijų nėra, reiškia, baterijas įsidėsim ir viską tojaus patikrinsim. Štai, dabar atlikinėsim standartinės operacijas, tiesiog šitą grotuvą pajungsime prie monitoriaus ir pasižiūrėsim, ar tikrai čia viskas taip yra blogai, taip kaip sako klientas. Gerai, įdedam HDMI lizdą, įjungsiu iš karto ir monitorių ir įjungiam grotuvą į maitinimą. Taip, maitinimas pajungtas ir žiūrim, ką mes matome monitoriuje. Monitoriai aš šviesą išjungsiu, kamerą nuleisiu, kad viskas matytųsi geriau. Kol kas aš monitoriuje matau, kad viskas yra rodoma kuo puikiausiai ir nėra jokių problemų su jokiu HDMI lizdu. Tai yra, aš grotuvą įjungiau ir viskas veikia ir viskas yra rodoma. Gerai, mes palauksim, kol grotuvas, taip, jisai jau pasikrovė. Aš dabar padarysiu tokį dalyką, aš tiesiog, prie visų akių paimsiu ir judinsiu HDMI lizdą. Judinu HDMI lizdą ir kaip matau, HDMI lizdas kuo puikiausiai veikia, jokie signalai, niekas nedingsta, viskas rodoma. Tai ką aš dabar galiu pasakyti? Reikia suprasti, kad kažkam tai grotuvas tiesiog nepatiko, kažkas jį nusipirko, nepatiko, sugalvojo kažkokią tai istoriją. Tipo neveikia HDMI lizdas ir grotuvas grąžintas, mes atkeitėm aišku jį į kitą grotuvą, į brangesnį. Taip, ir dirbam, pasirodo. Pasirodo, pas mus yra tokių žmonių, kurie tiesiog, kaip pasakyti, apgaulės būdu bando kažką tai susigrąžinti, dar kažką tokio. Ką aš žinau, gerai. Išjungsiu šitą grotuvą. Aš šitą grotuvą tada taip išjungiu. Pabandysim tada mes ištraukti HDMI laidą dar vieną kartą, įkišiu dar kartą, įjungsiu grotuvą.
Aš jį įjungiau, mato tikrai nelabai susifokusuoja. Taip, įjungiau ir ką? Viskas tvarkoja, grotuvas veikia. Kuo puikiausiai? Nu, nuostabu. Žinokit, man jau pradeda nebepatikti tokios mistikos. Nu, žmonės, jeigu jūs nusipirkat grotuvą ir jis jums nepatinka, tai jūs mums ir sakykit, neapgaudinėkite mūsų sakydami, kad grotuvas neveikia ar dar kažkas tokio. Jis kuo puikiausiai veikia. Nu, aš judinau visą tą HDMI lizdą, jis kuo puikiausiai, viskas absoliučiai be jokių problemų. Gerai, aš nežinau, ką daugiau čia sakyti. Iš principo taip, grotuvas veikia, jis grįžta atgal pas mus į normalius pardavimus. Tikrai rekomenduoju šitą grotuvą, jis yra biudžetinis labai kuo puikiausias. Gedimas buvo, iš principo, tiek mes pardavėm, buvo vienas tik gedimas. Tas gedimas yra nufilmuotas pas mus, to kad grotuvas visiškai miręs. O šitas grotuvas tipo irgi visiškai, galvau, šitas grotuvas bus neveikiantis. Tai yra antras grotuvas iš daugelio grotuvų parduotų bus neveikiantis. Pasirodo nevelniai, šitas grotuvas kuo puikiausiai veikia. O mus tiesiog, tiesiog išmaudė, pasiėmė kitą grotuvą. Nu ir tiek. Neturiu ką daugiau sakyti, neturiu ką daugiau filmuoti. Tai tiek. Sėkmės ir iki kito karto.